Akcinė bendrovė Pieno žvaigždės gegužės mėnesio pabaigoje sukvietė ūkių šeimininkus pieno tiekėjus į Pasvalio Sūrinę į seminarą "Kaip dirbsime Europos Sąjungoje". Žemės ūkio bendrovių vadovai, ūkininkai, pieno pramonės atstovai kalbėjosi apie svarbiausius ir aktualiausius šios dienos klausimus – pieno kainas, reikalavimų sertifikatų įsigijimui. Kaip savo kalboje paminėjo akcinės bendrovės Pieno žvaigždės valdybos pirmininkas Julius Kvaraciejus, svarbiausios šios dienos Lietuvos pieno pramonės bei pieno tiekėjų uždavinys – būti pasirengusiems atsakyti ES rinkos iššūkius. Galime konkuruoti tik siūlydami tokius produktus, kurie visiškai atitinka saugos ir kokybės reikalavimus visoje produkto grandinėje, nuo žaliavinio pieno iki galutinio gamybos produkto, pabrėžė įmonės vadovas. Seminare dalyvavęs Panevėžio apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas Kęstutis Jagminas akcentavo, jog pats kokybiškiausias pienas yra tas, kurį perdirbimo įmonės pienovežiai išgabena tiesiai iš modernius šaldytuvus turinčių ūkių. Deja, dauguma ūkių Lietuvoje yra smulkus ir tokios įrangos nusipirkti neįstengia. Pasvalio rajone yra 4400 sodiečių, laikančių iki 5 karvių ir tik 194 turi daugiau kaip po 6. Pasvalio Sūrinė sudarė palankias sąlygas į daugumą rajone esančių pieno supirkimo punktų nešti pieną per dieną 2 kartus. Visose juose yra įrengti greitaeigiai šaldytuvai, todėl maišant šiltą ir šaltą pieną jo kokybė nė kiek nenukenčia. Pasvalio Sūrinės generalinis direktorius Virginijus Jankauskas pasidžiaugė, kad šiai dienai įmonė jau yra įrengusi 56 stacionarius pieno supirkimo punktus, kuriuose yra ir modernų šaldytuvai ir šiltas vanduo. Valstybinės įmonės pieno tyrimai direktoriaus pavaduotoja ūkininkams žadėjo, jog netrukus įmonė turės prietaisus galinčius nustatyti, kokių inhibitorių rasta piene ir kokiomis bakterijomis jis užterštas. Visa tai padės išaiškinti bei pašalinti užterštumo priežastis. Be to, Panevėžyje ketinama steigti pieno mėginių surinkimo padalinį, kurio dėka mėginiai greičiau pasieks pieno tyrimo laboratorijas. Diskusijų metu seminaro vadovai atsakė į pieno teikėjų klausimus, suteikė daug informacijos dėl pieno kainų sertifikavimo. Gyvai įsijungę į diskusiją, seminare dalyvavę ūkininkai pateikė ir savų pasiūlymų, į kuriuos įmonių vadovai pažadėjo atkreipti dėmesį. Seminaro dalyviams buvo surengta ekskursija po Pasvalio Sūrinės cechus. Ekskursiją vedęs įmonės generalinis direktorius minėjo, kad pastaraisiais metais įdiegiant naujas technologijas į gamybą investuota 30 milijonų litų. Trečdalį šios sumos SAPART parama. Sumontuotos naujos modernios sūrių gamybos, išrūgų perdirbimo linijos, sūrių nokinimo bazė. Pasvalio Sūrinė, kurio dirba per 500 žmonių, kasdien pagamina 50 tonų aukščiausios kokybės fermentinių svalios, dvaro, medžiotojų, gilijos sūrių, kurių net 80% eksportuojama. Sviesto gamyba, kurio gaminama po 5 tonas per dieną, Pasvalio Sūrinė netrukus ruošiasi nutraukti ir jo gamybą permesti į Mažeikių pieninę. Dabar veikiančiame sviesto ceche bus plečiama gilijos sūrio gamybos linija. Po seminaro jo dalyviai aplankė neseniai gavusius sertifikatus rajone esančius ūkius. Žemės ūkio bendrovėje Vikebas kasdien Pasvalio Sūriniai parduodančiai po 8 tonas aukščiausios rūšės pieno dirba apie 40 žmonių. Ūkis turi 462 melžiamas karves, Lietuvos juodmargės ir žalasias, beveik 400 telyčaičių, kurias augina bandai gausinti. Tiesa, Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos viršininko pavaduotojas Kęstutis Jagminas užsiminė, jog sertifikatas Vikebo bendrovei buvo įteiktas iš dalies avansu, nes čia dar yra ką tobulinti. Gyvulininkystės padalinio vadovė Janinai Bielozarevičieniai svečiai įteikė diplomą, o drąsiausiai karvutė buvo pagerbta beržo lapų vainiku. Grybkelių kaime esantį Jono ir Marytės Stepanavičių ūkį linksmos kapelos pasitikti svečiai bei akcinės bendrovės Pieno žvaigždės vadovai pavadino pavyzdingu ir išbaigtu. Čia laikomos 47 melžiamos karvės, auginama beveik tiek pat telyčaičių. Iš šio ūkio kasdien į Pasvalio Sūrinę išvežama po 900 kg pieno. Karvės ganosi prie pat pavyzdingai sutvarkytos ūkininkų sodybos
plytinčiose ganyklose. Tačiau rytais ir vakarais, o šviežiapienės net 3 kartus per dieną, parginamos į šalia karvidžių įrengtą stacionarią melžimo aikštelę. Patalpose švyti švara ir tvarka. Ūkininkų Steponavičių žaloji dinga pati atžingsniavo prie svečių atsimti jai priklausančios dovanos – beržo lapų vainiuko skirto pačioms pieningiausioms karvutėms. Kasmet gražėjančioje sodyboje atsiranda vis naujų augalų, originalių meno dirbinių ir kompozicijų, akiai malonių kaimiškų akcentų. Šioje jaukioje aplinkoje akcinės bendrovės Pieno žvaigždės vadovas įteikė šeimininkams ąžuolo lapų vainiką ir diplomą, o gražiausius linkėjimus perdavė liaudies kapelos muzikantai. Pavasarį Pasvalio ligoninėje buvo atidarytas slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius. Šiuo metu mes esame prie seniausios Respublikoje 1810 metais įsteigtos Joniškėlio ligoninės, kuri šiandien mus pasitiko atnaujinta darbščių ir veiklių rajono žmonių dėka. Visus atvykstančius ligoninės prieigose pasitiko Pušaloto kaimo kapelos atliekamos nuotaikingos melodijos. O svečių nešinų gėlėmis ir dovanomis atvyko tikrai daug. Be savivaldybės darbuotojų delegacijos su rajono meru Gintautu Gegužinsku į renginį atskubėjo gausus medicinos įstaigų darbuotojų būrys. Panevėžio apskrities teritorinių ligonių kasų direktorius, seniūnijų bendruomenių žiniasklaidos atstovai. Iškilmingą renginį, skirtą Joniškėlio ligoninės atidarymui po rekonstrukcijos, pradėjo Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vyriausias gydytojas Antanas Matulas, pasveikindamas visus susirinkusius. Savo įžanginėje kalboje jis paminėjo slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninių svarbą, sveikos konkurencijos teigiamą įtaką tokių ligoninių tarpe, geresnio įvaizdžio formavimo būtinybę. Pagalvojom, kad vis dėlto tą įvaizdį reikia pakeisti. Istorija buvo tokia, kad suformavom darbų grupę iš mūsų poliklinikos vyriausių seserų, iš ligoninės poliklinikos vyriausias slaugos administratoriai ir keletą dar moterų. Ir paprašėm jų įvertinti, ko trūksta Joniškėlio ligoniniai, kad būtų galima tinkamai, kultūringai gydyti, slaugyti, prižiūrėti ligonius. Gydytojas prisiminė ilgą ir sudėtingą ligoninės remonto darbų pradžią. Nuoširdžiai padėkojo visiems prisidėjusiems ir drauge su Joniškėlio ligoninės vyriausiojų gydytojų jiems įteikė padėkos raštus. Padėkos raštai buvo įteikti remonto darbus vykdžiusiems darbuotojams, jų vadovams, rėmėjams bei Joniškėlio miesto ir apylinkės seniūnams Steponui Rimkui ir Gintautui Povilioniui. Ypač didelę paramą savo idėjomis bei konsultacijomis suteikė Pasvalio ligoninės akušerijos skyriaus vyriausia akušerė Aldona Varekojienė. Jūs labai daug padarėt, be galo, be krašto. Ir aš noriu simboliškai įteikti jūsų virsesutę šitą gėlytę, kad jūs prisimintume, kad jūsų nuoširdumas, jūsų gerumas ir pagalba ligoniui, tai nėra materialiai įvertinta kokybė ir gerumas. Aš linkiu, kad sektųsi visiems, kad jums lydėtų laimė asmeninė ir kad mylėtų jūs ligoniai. Kuri atsidėkodama palinkėjo ligoninės personalui, kuo daugiau gerumo ir nuoširdumo. Viso to, kas materialiai neįvertinama. Joniškėlio ligoninės vyriausias gydytojas Zigmas Janulaitis prisiminė ilgą seniausios ligoninės Respublikoje istoriją, remonto darbų eigą, nuoširdžią rajono verslininkų, valdininkų, medikų ir ligoninės personalo pagalbą. Rajono meras palygino ligoninės stovi prieš remontą ir po jo, nes čia lankėsi remonto darbų metu ir jų pabaigoje. Norisi palinkėti, kad iš tikrųjų dvasia, jūsų švelnumas, jūsų gerumas būtų kiekvieną dieną. Ir kad jums ir tiems žmonėms, kurie galbūt tikrai nenorėjo, bet jau taip gyvenimas susiklosti, kad jie atsidūrė šiuose palatose, kad jiems dienos būtų geresnės. Labai jums visiems ačiū. Ir ačiū Matului, Janulaičiui, ačiū statybininkams, ačiū seselėms. Aš irgi galiu vardinti turbūt visus ir visas. Ir tikrai iš širdies visos, nes jūs padarėte fantastišką dalyką.
Ligoninės kolektyvą pasveikino ir palinkėjimus ligoninės specialistams perdavė rajono savivaldybės darbuotojos. Panevėžio apskrities teritorinių ligonių kasų direktorius, Pasvalio ligoninės kolektyvo vardu sveikino vyriausias gydytojas Rolandas Rastauskas. Joniškėlio miesto ir apylinkės seniūnai pradžiugino gražiomis ateities perspektyvomis. Jūs turėsit ne tik gražią ligoninę, bet ir turėsit gražią aplinką. Šičia prieš ligoninę po tilto kairiai pusėje bus gražiausia Joniškėlio vieta. Čia bus 400 metų jubiliejaus pagrindinis paminklas. Dešiniai pusėje bus ligonių pliažas. Kai padarysim užtvanką, čia vandens lygis bus 70 cm, ligoniams bus pats tas. Vėliau ligoninės kolektyvą sveikino miestelio bendruomenės atstovai. Gydytoja docentė Genovaitė Jusaitienė, Pasvalio ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus darbuotojo vardu, šios skyriaus vedėja Aurelija Grybienė. Ligoninės darbuotojų kolektyvas padėkojo už atnaujintą ligoninę ir pagerintas darbo sąlygas. Įstaigos vadovas pakvietė Joniškėlio parapijos kleboną Vilių Cukurą pašventinti naujai atremontuotų patalpų, o svečius aplankyti atsinaujinusių palatų ir kabinetų. Nuotaikingos Pušaloto kaimo kapelos atliekamos dainos linksmino ne tik ligoninės lankytojus, bet ir pacientus, kurie nekantravo pasidalinti įspūdžiais apie juos aptarnaujantį personalą. Gera priežiūra, gerai prižiūri, labai gerai vyrdaktaras vadovauja, į daktaras Janulaitis. Toliau, kiek aš galiu pasakyti. Ne kartą gulėjai, bet sakau, čia labai gerai. Daktarai Janulaičiai, daktarai Leišiai, daktarai Satkojai, visi labai geri daktarai, prižiūri ligonės. Ligoniam kuo stiprybės, kuo greičiau pasveikti, sustiprėti, turėti jėgų, turėti dar kažkokios tos dvasinės stiprybės, pasveikti ir greičiau sugrįžti į namus, kam sugrįžti, kam toliau važiuoti gydyti ir taip toliau. Tikėkimės, kad visi palinkėjimai bus kaip šventinė dovana visam Joniškėlio ligoninės kolektyvui, o pati ligoninė jiems taps antraisiais, kupinai širdies šilumos ir gerumo namais. Birželio 1 dieną Pasvalio muzikos mokykloje surengtas koncertas mokslo metų baigimo proga. Renginys skirtas simboliškam moksleivių atsisveikinimui su muzikos instrumentais iki kitų mokslo metų. Žiūrovus ir koncerto dalyvius pasveikino rajono švietimo ir sporto skyriaus vyriausias specialistas Rimas Savickas, o pirmuosius muzikantus styginių instrumentų ansamblį į sceną pakvietė renginį vedusi mokytoja Daiva Garlauskienė. Jaunučių chorui dirigavo muzikos mokyklos direktorė Nijolė Klimavičienė. Frederiko Šopeno valsą atliko Ona Zubavičiūtė, 13-ojo Balio dvariono jaunųjų pianistų konkurso laureatė. Nuotaikingą melodiją iš kino filmo Kaukazo belaisvė pagrojo respublikinių konkursų laureatai Morta ir Dominykas Grigaliūnai.
akordeoninės muzikos gerbėjus nudžiugino nedidelinių akordeonistų ansamblis. Mokykloje susibūrė net 3 nauji kolektyvai, kuriuos su malonumu aš šiandieną jums pristatau. Tai saksofonininkų ansamblis. Atlikėjų gausumu išsiskyrė pučiamųjų orkestras. Kūrinį iš Creedence grupės repertuaro pagrojo mokyklos estradinis ansamblis. Atlikėjus nuotaikingam ir gražiam koncertui paruošę Pasvalio muzikos mokyklos mokytojai atsisveikino vasarai su savo mokiniais padovanodami jiems savo lengvosios muzikos ansamblio atliekamą Richardo Klaidermano ir Jameso Lasto kūrinį Lapai vėjyje.